Žygimantas nedalyvavo. Aš norėčiau jūsų paklausyti per tokį klausimą, kurį aš klausiu visų. Labas vakaras. Arūnas Vitkus paskambino iš Baltic tyrimo agentūros. Norėčiau sutrukdyti keliais klausimais ir kelias minutės užduoti tiesiog, elementarius klausimus jums. Jeigu neilgai. Neilgai, tikrai. Ar Kaunas turi ateitį, sakykite, taip, ačiū jums labai, dabar sakykite. Iš kokio miesto jūs esate? Iš Vilniaus. Labai malonu. Ar jūs esate vedęs? Esate vedęs, ar ne? Dabar norėtume mes jūsų paklausti, ką jūs manote apie šiukšlių išvežimą. Ar laikas, kurį, tarkim, yra paskyrusi savivaldybė, jūs tenkina? Kodėl žmonės vadina Vilnių Aš lentynu? nežinau, kažkaip nesusiduriu pas mus tą konteinerinę sistemą, tai aš nelabai nežinau, kada jas išveža. Jūs nežinote, ar ne? Supratau. Ar jūs turite jau vaikų? Dar ne kol kas. Dar ne. Tai jūs esate iki 30 metų. Ar ji labai... 30 man. Supratau. Ar jūs jau pasirašėte sutartį su savivaldybė dėl turto, kaip čia pasakyti dabar paprasčiau, tiesiog dėl buto atnaujinimo? Kas gražiau dūšta, Audi ar Volkswagenas? Nepasirašė. Supratau. Ar jūs jau esate prisirašęs internetiniu būdu gyventojų surašyme? Jo, gyventojų surašyme. Ar kada matėte tikrą drakoną? Taip, dėkui jums labai. Dabar sakykite, kai zuikiui trukdo, ką jis daro? Susirašė mes, Susirašė. Dabar eksperto komentaras, galbūt galėtumėte... Ar jūs vedęs? Taip. Klausiu šitą, ar ne? Dabar aš žiūriu pagal popierius ir bandau atsekti, kokie klausimai jums labiausiai tiktų, nes mes tikėjomės paskambinti vyresniam žmogui. Gerai, kokį universitetą esate baigę, ar išsilavinimą turit? Gedimino technikos. Kaip manote, kiek nupezėjęs turi būti žmogus, kad užsisakytų sveikinimo koncerto sveikinimą? Taip, dėkui jums labai. Jeigu internete pasirodys kino žvaigždės Žemaitės nuotraukos, nuogos nuotraukos, kaip jūs reaguotumėte? Taip. Ponas? Girdit mane, ar ne? Taip. Dėkui jums labai ir dabar sakykite. Tai kad kažkaip labai lėtai tas klausimas galvojat. Marijoną Mikutavičių, kokia jūsų nuomonė? Ar girdite mane? Jo, girdžiu. Labai atrodo, kad ryšys striginėja, aš klausiu tą klausimą ir niekaip negaliu užklausti. Ar jūs nenorit atsakinėti klausimus? Tai kad aš negirdėjau jokio klausimo. Jūs negirdėjot jokio klausimo? Matote, kolega, galbūt jisai dar galėjo susidvejinti. Bet kažką ten fone girdžiu kažkokią tai tenai dar vieną. Nuo kurios kūno dalies plaukus rauti yra skaudžiausia, jūsų nuomonė? Taip, dėkui jums labai. Gal tik to, gal mes šiandien susišnekėsim su jumis. Ar turite neveikiančios buitinės technikos? Nes kažkaip negirdžiu jūs. Jūs manęs negirdėt? Jo, kažkaip labai ilgai jūs... Tai aš jūsų negirdžiu. Tai gal tada ir netęsim šito pokalbio, nes kažkaip nesusikalbame. Ne, man tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Tai yra pilietinė pareiga. Ir kodėl jūs dabar ignoruojate? Niekas jūsų neignoruoja, paprasčiausiai tai jūs nutylote, aš nutylam, tai nesigauna pokalbio pas mus. Jeigu Baltarusiją atiduotumėm Kinijai, kaip manote, per kiek laiko jie prigimdytų vaikų iki 5 milijardų? Alio, ar girdit mane? Taip, girdžiu, bet jūs nieko nešnekate. Kaip manote, kiek žalos padarytų gaisras internete? Gal tiek to, bėdų gali. Dėkui jums. Dabar atsakykite. Ar tikrai? Nida, dollar. Toks fainas vyras, žinai, toks... Fainas, labai mėgsta padėti viską, bet tu kažkaip tai nesusitvarkėjai. Kaip manote, nuo kurios kūno dalies plaukus rauti yra skaudžiausia? Bandžiau įsikišti ausis, kad negirdėčiau tavo tų blevizgų. Nifiga. Oi, labai gerai. Širdis mano sustraukinėja.